TELUS Pro terminalo nustatymai atfarm tiksliajam tręšimui. Tad pirmas žingsnis įdedam USB raktą į TELUS Pro ir atsidarome langą darbalaukį. Ir matome, yra USB raktas pavaizduotas, spustelime ant jo, kad atsidarytų langas, tada patvirtinam duomenų įkelimą ir mūsų duomenys žemėlapis įkeliamas. Patvirtinam, kad duomenys įkelti, tada spaudžiame langelį Task, matome, yra atfarm žemėlapis, spustelime patvirtinti, tada grįžtam į pagrindinį darbalaukį, vėlgi pasirenkam katalogą, kuriame yra įkeltas mūsų žemėlapis, spaudžiam Select ir patvirtinam vėlgi atfarm žemėlapį. Ir kaip matom, mūsų pagrindiniam darbo lange atsiranda žemėlapis, kuris rodo mūsų kintamąją normą ir belieka mums tik paspausti ant tręštuvo valdymo Start ir pradedam tręšimą.